išrinko akmenis, prisodino rykštinių medelių, vidur jo pastatė bokštą, įrengė taipogi spaudyklą ir laukė, kad jo vynuogynas tieks saldžių kekių, o davė tik rūgštuogės. Tad jūs, Jeruzalės gyventojai, jūs, Judo vyrai, išspręskite ginčą tarp manęs ir mano vynuogyno. Ką dar aš turėjau padaryti savo vynuogynui ir nepadariau? O kaip aš tikėjausi, kad jis man tieks saldžių kekių, o davė tik rūgštuogės. Dabar aš jums pasakysiu, kaip pasielgsiu su savo vynuogynu. Pašalinsiu tvorą, kad jį nuganytų, išgriausiu jo aptvarą ir kad jį išmindžiotų, paversiu jį dykvietę, jis nebebus apgenėjamas, nei iškapliuojamas, kad želtų žemę dagai ir erškėčiai. Uždrausiu debesims ant jo lyti. Kareiviui viešpaties vynuogynas tai Izraelio namai, Judo vyrai tai jo mylimieji medeliai. Jis laukia teisybės, o štai neteisybė. Tikėjosi teisės, o štai šaukia beteisis. Tai Dievo žodis. Dėkoju.